Tai va, sutarėm, kad mes dabar esam visi gražus. Taip, tęsiam kalbą apie hospisas. Kas tai yra hospisai? Toks naujas, ar nebūtų pavadinimas, kodėl mes apie tą paliatyvę pagalbą, apie mirtį čia kalbėjom šitaip tokią ilgą įžangą darėm. Viduramžiais hospisais buvo piligrimų keliautojų kaip prieglaudos. Europoje prieš 100 metų, prieš dar anksčiau, hospisuose buvo siūloma priežiūra mirštantiems žmonėms. Ir pirmieji hospisai Europoje buvo įkurti, vat mato, 1845 metais Prancūzijoje Lyone. 1870 metai Airijoje Dubline. Galų gale prieš 100 metų Londone paliatyvios pagalbos ligoninė 1905 metais atidaryta. O mes Lietuvoje dabar po 100 metų pradedam kalbėti apie tai. Ir ant kiek mes esame atsilikę. Hospisai, tokios kaip paliatyvios pagalbos ligoninės, yra visame pasaulyje. Mes tik tai pradedam kalbėti ir pradedame kurti tokias ligoninės. Netgi yra, mes žiūrėsim dabar filmuką neužilgo Rusijoje. Hospisas Rusijoje, atrodo tikrai mes toliau pažengę šitoj srity, bet pasirodo tik mums taip atrodo. Taip, dabar mes matome emblemą piligrimų hospisas, va čia vėlgi hospiso ir paliatyvios pagalbos patys principai susiformavo ir pradėti taikyti pasaulyje tokios va tikros paliatyvios pagalbos su visa filosofija, ką mes šiandien įsivaizduojame, tik tai 20-ojo amžiaus pabaigoje. Ir 1967 metais Londone atidarytas Švento Kristoforo ligoninė, paliatyvios pagalbos ligoninė, mes visi ten į Švento Luko hospisą ir į Londoną važiuoja mokytis ir į Švento Kristoforo paliatyvios pagalbos ligoninė. Ir tas Švento Kristoforo ligoninė, mes matysim kelias nuotraukas, Londone tapo pasauliniu centru, kuriame visi važiuoja iš viso pasaulio mokytis ir parsivežti žinių ir įgūdžių. Va, matot emblemą Kristofero hospiso. Ir dabar, kas tas yra per hospisas? Hospisas tai yra, įsivaizduokim, tokia ligoninė, kuri teikia sudėtingą pagalbą komplikuotiems ligonėms namų aplinką atitinkančiame stacionare. Ką tai reiškia? Sakoma, kad mirštančiam reikia ne ligoninės, bet namų ligoninės, per brūkšnelį namų ligoninės, kuriuose jie galėtų jaustis kaip namie. Ir jeigu mes nuvažiuojam į hospisą, visiškai pati aplinka neprimena ligoninės, niekas nevaikšto su baltais chalatais ir daugiau primena namų aplinką. Jeigu pacientas nori atsivežti savo mylimąjį katiną, tai jis ir atvažiuoja į tą hospisą su savo katinu. Taip, kad filosofija yra visiškai kita. Ir ką hospisas dabar tas apjungia, kaip ta tokia ligoninė specializuota. Gali būti namų tarnyba. Jeigu reikia pagalbos, išvažiavo pacientas į namus, jeigu jam reikia pagalbos, brigada išvažiuoja į namus jam teikti pagalbą. Dienos centras, kur susirenka į dienos centrą tiems, kuriems irgi reikia pagalbos. Jie ten dieną pabūna tame centre ir namo, vakare išvažiuoja namo. Dabar kaip dabar jie Londone, aš turiu Londoną, kaip pavyzdį mes matysim ir filmuką Londone, kaip dabar tie pacientai suvažiuoja į tą dienos centrą. Mes matysim Švento Luko ligoninę arba Švento Luko hospisą, kur dirba 500 savanorių. Kada aš pirmą kartą sužinojau iš jo direktoriaus, kad 500 savanorių, sakau, ką daro tie savanoriai pas jūs 500, nedidelis stacionaras 30 vietų. Turi hospisas 2 parduotuves. Žodžiu, tai savanoriai, turtingi žmonės, važiuodamas koks nors fabriko direktorius į darbą ryte, jisai paima vieną ligonį, sunkiai sergantį, jį atveža į hospisą ir važiuodamas namo jį pasiima.
Jeigu jisai kur nors išvažiuoja, tas fabriko direktorius, aš kaip pavyzdį sakau, fabriko direktorius, jeigu jisai šiandien negali atvežti to ligonio, o jisai savanoris, reiškia, jis už tai negauna jokio atlyginimo, absoliučiai. Negali, jisai skambina savo draugui ir sako, aš išvažiuoju kažkur tai komandiruotę, tu šiandien atveši va ten Hansą ar Fransą į ligoninę ir jį pasiimsi. Ar mes galim įsivaizduoti, kad mūsų milijonierius atvežtų sunkiai sergantį ligoninę į ligoninę ir vakare pasiimtų? Sunkiai įsivaizduojam, kadangi ta savanorystė ir labdarystė Anglijoje 500 metų jau yra ir tai yra jų kraujuje. O mūsų kraujuje, jeigu pas mus ateina savanoris, tai jisai sako, žodžiu, aš dabar jums padėsiu slaugyti ligoniniai, ar jūs turit kokį dėduką, bet kad neturėtų nei giminių, nei vaikų, nieko neturėtų ir turėtų būtą dar. Tai vat pas mus tokie savanoriai, mes sakom labai ačiū jums už pagalbą, bet mes tokių nenorim, mes tokių neturim žmonių ir mes tokių savanorių nenorim. Tai va. Dargi hospise dirba savanoriai, kaip matot, kas mūsų ligoninėse yra, dar neįaugę, yra vienas kitas savanoris, ateina jaunimas, ateina socialiniai darbuotojai, kaip savanoriai negaudami jokio atlyginimo, jie padeda. Anglijoje tai yra jų kraujuje ir jeigu yra turtingo vyro žmona neturi ką veikti namuose, tai jinai ateina į tokius hospisus savanoriais. Bet dargi, ką aš sakiau, į hospisą prie mirštančiojo lovos nei vienas neateis nebaigęs kursus. Savanoriai mokomi, medikai mokomi, kunigai mokomi, psichologai mokomi ir taip toliau. Jie turi praeiti tam tikrus kursus. Tai va, dabar, kai jeigu imtumėm kaip pavyzdį Švento Luko hospisą Anglijoje, tai ten jie turi 2 parduotuvės. Ir iš tų parduotuvių jie ten susirenka nemažai hospiso išlaikymui. Dabar ašgi klausiu vėlgi, kaip tos parduotuvės išsilaiko. Dirba savanoriai, va tokie, kaip mes visi, ateina į dirba parduotuviai. Reiškia, sako, jeigu ten turtingai poniai prie blakstienų tušo nepatiko televizoriaus spalva, netiko, jinai vyrui liepia išvežti tą televizorių, atiduoti į parduotuvę. Kita vėlgi prie skrybėlaitės netiko ten koks nors šaldytuvas, irgi atvežė ir atidavė, dovanoja. O už mažesnę kainą yra savanoriai toje dirbdami parduotuvėje parduoda žmonėm, kurie negali šitiek mokėti. Reiškia, daiktai nauji, geri, dovanoti ir žodžiu, taip jie prisiduria prie savo išlaikymo. Dar jie daro tokias akcijas. Tos akcijos yra, reiškia, išvažiuoja visi. Ir darbuotojai, ir pacientai sušinuoti, sugipsuoti, sutvarstyti į Londono gatves ir jie renka aukas. Londone. Renka į dėžutes aukas, jūs matėt, Raudonojo kryžiaus savanoriai dažnai renka per renginius, tai jie renka irgi tokias aukas. Dabar aš nežinau, jeigu mūsų kuris nors ligoninės vyrgydytojas išvežtų savo ligonių su vežimėliais į gatvę rinkti aukas, turbūt jisai ant rytojus nebedirbtų. Ten yra Prašau? Nu tai taip. Žodžiu, jie taip, reiškia, susirenka pragyvenimui. Pusę hospiso pinigų valstybė finansuoja, pusę jie užsidirba iš įvairių aukų ir šitas hospisas, kurį matysim filmukė, yra nedidukas ir jie 18 milijonų, jų metinis biudžetas yra 18 milijonų svarų sterlingų. Tai jūs įsivaizduokit, kokie yra pinigai. Čia mūsų ligoninėm, tai čia visom pasislėpti. Nedidelis hospisas, reiškia pusę finansuoja, reiškia, ar vyriausybė, ar Londono valdžia, aš negaliu pasakyti tokių niuansų, o pusę jie užsidirba. Ir hospisuose pati slauga tai yra daugiau filosofija negu aplinka. Mes matome kiemelį,
čia Švento Kristoforo hospiso. Šitą namelį padovanojo hospisui žmogus, kurio žmona mirė vėžiu ir kaip tik tai buvo hospise, bet ne šitame, blogose sąlygose buvo hospisas ir po žmonos mirties padovanojo šitą namelį, kuriame įsikūręs dabar šitas yra hospisas. Taip, mes matom palatas hospiso, matome aplinką, kaip atrodo hospisas, į ligoninę visai nepanašu, hospiso palatoj, žmogus atvažiavęs matomai su savo katinu, jisai patenkintas ir žodžiu, taip. Taip dabar gedėjimo tarnybos. Taip dabar kas dirba hospise? Hospise dirba specialistų komanda. Aišku, gydytojas, slaugytojas, dirba psichologas, ateina dvasininkai, ateina juristai ir pagalba teikiama ir, kaip ir sakiau, ir pačiam žmogui ir jo šeimai. Ateina šeima, yra kambariai, kur žmogus gali pabūti kartu ir dirba čia savanoriai. Daug savanorių dirba, daug savanoriškas darbas. Mes nelabai įsivaizduojam, ar ne, kad kažkas tai eitų, labai daug iš jūsų, kas einat į ligoninę grindų valyti, turbūt nelabai, mūsų kraujuje dar. Ir labas, aš čia šiandien jau yra savanorystės dabar sutartis, sudarote sutartį, jums įsipareigojat jūs ir jum įsipareigoja. Yra sutartis ir prašom į Raudonojo kryžiaus organizaciją, savanoriais, darbo ten yra. Aš matau ponę Janiną, kuri daug savo energijos triūso atidavusi Raudonojo kryžiaus organizacijoje, dirbdama atsakingąją sekretorę. Tai va, ponė Janina čia priešai sėdi, taip kad ji yra irgi dabar savanoris, daug energijos atidavus tam labdaringam darbui. Bet dėja, tokių labai nedaug yra mūsų visuomeniai. Taip dabar, nu ką, kiek mes turim laiko, kolegos? Kiek nedaug turim laiko, žiūrim filmukus. Ir įsivaizduosim, ką tai reiškia hospisas. Žiūrėsim, dabar dar vieną minutėlę. Prieš paliatyviosios pagalbos draugijos simpoziumą europinį buvo atvažiavę pas mus ekspertai į Lietuvą, įvertinti lygį. Ir nuvažiavę į simpoziumą mes pamatėm tokį vaizdą, reiškia Lietuva. Visas Europos šalis vertino. Lietuva, paliatyvios pagalbos mes neturim. Minusas yra. Nors turim įstatymus, nors pradeda mūsų ligoninė dirbti kaip paliatyviosios pagalbos ligoninė, teikti pagalbą tiems išeinantiems žmonėms, bet kadangi finansavimas, kaip žinot, yra daug kas priklauso nuo finansavimo, tiek, kokie yra hospisų reikalavimai, mes Lietuvoje niekas dar nedatempiam, netraukiam. Žodžiu, tai pamatėm, kad mes minusas uždėtas ant paliatyvios pagalbos, pliusas uždėtas, kad mes galime kontroliuoti, suvaldyti ūmų skausmą, ir minusas, kad mes valdom lėtinį skausmą, kad mes nesuvaldom lėtinio skausmo. Dabar, kas man galit pasakyti, kaip įvertino ekspertai mus taip minusų taip? Atvažiavo, pažiūrėjo ir pasakė, kad mes nevaldom lėtinio skausmo. Kas galit pasakyti? Vaistų yra. Jie įvertino taip, jie įvertino pagal morfino, išrašomo morfino medicinio preparato, narkotinio preparato skaičių, paskaičiavo 1000 gyventojų ir pasakė, kad mes labai nedaug opiatų naudojam, reiškia, kaip Bangladešas. Nu, o paliatyvios pagalbos iš tikrųjų mes neturim, mes tik tai pradedam kalbėti ir dabar mes gaunam, mūsų kaip tik ligoninė gauna iš ES pinigų rekonstrukcijai ir bandysime teikti pagalbą. Dabar Švento Luko hospisas.